Taip. Aš darysiu dar vieną skambutį į oro užterštumo tarnybą. Skambinsiu vyriausiam specialistui Mindaugui Bernatoniui. Labai diena. Aš čia Mindaugas Bernatonis. Taip, klausau. Aš jums skambinu dėl oro užterštumo. Aš noriu jūsų paklausti tokį dalyką. Skambinau į hidrometeorologinę tarnybą dėl šios dienos orų. Norėjau paklausti, ar tai debesis danguje, ar tai chemikalai kažkokie. Ir jie man patarė kreiptis į jūs. Aš esu tinklapio www.ataveiksmas.lt autorius. Aš renku informaciją apie geoinžinerijos programą, apie klimato kaitos programą. Ir dabar norėjau jūsų paklausti, ar jūs stebite taipogi dangų, ar matote, kaip lėktuvai praskrenda, kaip palieka juostas, ar žinote apie tos dalykus, kad lėktuvai purškia cheminius aerozolius? Taip, šiaip mes neįeina mūsų, jeigu taip iš darbo, kas susiję mūsų funkcija žiūrėti lėktuvus, reiškia, nežiūrim, nestebim. Ta prasme taip, tik tai kaip iš smalsumo gal kažkiek, tai aš žiūriu tos kartais ten aukštai praskrendantis, tie sudaro brandalėliai, bet kas tenai, reiškia, išsiskiria, ar jie žemę pasiekia, tai sunku pasakyti. Nes tik tai, pavyzdžiui, jeigu jūs žinot, tarkim, kokia tai medžiaga, tarkim, ar gali būti ksilėnas, tarkim, toks lapus organinis junginys, atėjęs, tarkim, nuo aviacijos galbūt, iš aukštai. Aš viso turinio šito cheminio aerozolio nežinau, kadangi tai yra slapta programa, ta prasme, tai vykdo amerikiečiai, globalistai, Supratau, čionais buvo kažkur tai ar Kalifornija, ar kur ten... Ir aš esu išvertęs vieną prezentaciją, TED konferenciją. Amerikonai pasipiktina labai buvo, ką čia puštuoja. Tai Amerika, čia jeigu pasižiūrėsite internete visam pasaulyje, žmonės surašo, parodo video įrašus. Dabar užvakar, aš Vievėje būdamas prie darbo ant stovo pastačiau fotoaparatą filmuojantį ir aš nuo pat ryto iki vakaro filmavau dangų ir suspaudžiau visą įrašą į 2,5-3 minučių įrašą. Ir tenais matosi, kaip lėktuvai skrendantis palieka tos cheminius pėdsakus. Yra žinomi du pėdsakai. Vienas yra chemtrailas arba cheminis pėdsakas, o kitas yra chemtrailas, kondensuotų durų pėdsakas. Tai pilotai turintis aukštą stažą, pilotavimo skraidį 10 000 valandų. Nese laidose yra kalbėję, kad kondensuotų garų takas jisai lieka kažkur tai 1-2 minutės. O tas ilgiau? Kaip sakot? O tas chemikatinis ilgiau laikosi? Jo, o tas cheminis aerozolis jisai išsisklaido ir jisai laikosi visą dieną. Tai būtent šiandien dabar aš filmuoju irgi dangų ir jisai yra apsiniaukęs, apsitraukęs, bet tai yra tie patys pripurkšti cheminiai aerozoliai, kuriuos aš užvakar filmavau ir vakar jos purškė ir šiandien dar purkškė. Ir yra toksai geoinžinierius, klimatologas Davidas Keitas. Aš esu per TED konferenciją įrašęs, ta prasme, išvertęs jo tą prezentaciją apie klimato kaitą, geoinžineriją, kur jisai kalba, kad orai, ta prasme, labai kaisti, kad čia yra šiltnamio efektas ir kad mums būtina sustabdyti šitą globalinį atšilimą ir kad reikia purkšti tos cheminius aerozolius, tai yra aliuminio oksidą, kuris pakyla į stratosferą ir tada, palaukit sekundėlę, tai va, kuris pakyla iš atmosferos aukščiau į stratosferą ir tada jis atspindi saulės šviesą ir sugrąžina jį atgal į kosmosą, tai panašus efektas kaip žiemą, kaip šviesą atspindi sniegas. Ir tokiu būdu galima, sako, labai greitai sušaldyti planetą. Sako, jeigu mes panorėtume, mes netgi galėtume padaryti ledynmetį. Ir sako, kad tai yra taip pigu, tai kainuoja 0,01% bendro vidaus produkto, JAV bendro vidaus produkto, ir tai galima daryti su keleiviniais lėktuvais, nes karinių lėktuvų tiek nepakanka, o keleiviniai lėktuvai skraidžia kiekvieną dieną. Tai visą šitą informaciją aš renku, skambinau hidrometeorologijos tarnyboje, sakė, kad tai neįeina į kompetenciją, sako, kad oro tarša priklauso jūsų skyriui, tai dėl to aš suradau jūsų numerį internete ir pakalbinau. Na taip, pas mus yra matuojami šiek tiek kiti teršalai stotelės automatizuotose. Yra Lietuvoje didžiuose miestuose ir pramonės centruose yra stočių, ten tinklas, gal dabar 14 ar 15 tų stočių, žinai, tai jos nuolatos matuoja, bet jos dabar va čia, kokią čia teršalą aliuminio oksidą mums reikia, šitą prasme, aliuminio oksidas ir vario druskos, aš žinau šitos du cheminius elementus, kurie oficialiai sakė, netgi neneigdami, kad... Kokios druskos, bario ar vario? Vario, baris. Vario druskos ir aliuminio oksidas
apie druskas aš negarantuoju, bet dėl aliuminio oksido jis buvo. Jo, matai, tai vat, mūsų stotys šitokių dalykų nematuoja. Jos matuoja lakiosius organinius junginius benzeną kaip pagrindinį prekursorių iš lakių organinių junginių ir dar ten keletą ten ar virš 10 kitų tokių egzotinių, kur lakiai organiniai junginiai pamatuotis pavadinimą. Tai čia lakiai, paskui yra CO, anglies monoksidas, azoto oksidai, NO2, Reno, tai vadiname. Paskui sieros dioksidas, ozonas matuojamas, kietosios dalelės 10 ir 2,5 mikrono. Tai vat, nebent šitų dalelių galbūt galėtų būti didesnis kiekis, tarkim, KD10 arba KD2,5, kurios nueitų kaip jau į dulkių tą filtrą papultų, kaip dulkės, ta prasme, nes aliuminis, tai smulkus kaip metalas, iš sunkiųjų metalų dar ir matuojame, bet ten labai žiauriai mažos koncentracijos šios nanogramo eilės, kaip mes ten pakalm, žinai, maža paklaida ir jau ten nežinia kokio patikimumo tie rezultatai, nanogramo lygiai, tai ten kadmius, gyvsidabris, arsenas ir dar vienas. Nu, aš supratau, žodžiu, jūsų matuojimo galimybės yra ribotos ir, tarkim, stotis yra, kurios ant žemės randasi jūs. Taip, jos ant žemynės, paskui dar yra toks, buvo programa difuziniai jėmikliai, kurie jau yra pasyvus metodas, tam tikrai užterštoje aplinkoje prabuvę, paskui, ta prasme, cheminė medžiaga reaguoja su to teršalai, paskui analizė akredituota laboratorija atliekama, bet tai irgi tie patys anksčiau minėti azoto dioksidas, sieros dioksidas, lakiai organiniai junginiai. Iš šitų yra ksilėnas toks, aš nežinau, ar čia priklauso aviacijai, bet kažkur lyg yra suskaitęs, kad ta ortopara ir metaksilėnai 3 tipai yra. Etilbenzenas dar ir toks. Ir pats benzenas. Tai va šitos mes duomenys šiek tiek turim, bet jie yra matuoti, tarkim, pernai metais baigti matavimai ir jų koncentracijos, tarkim, nerodo, per visą Lietuvą čia buvo matuota, tiek kaimo vietovės, tiek miesto vietovėse, labai platus buvo tas taškų išdėstymo tinklas, tai jų koncentracijos nei vienam taške nerodo iš lakių organinių, tarkim, kad kažkoks viršimas būtų metinis ribinės vertės. Benzeno yra 5 mikrogramai. Tai didžiausia buvo išmatuota metinė kažkur tai gal 3 kokie. 3 mikrogramai. Kažkokiam vienam taške, kur tai Klaipėdė ar kur. O kitur yra 1,1, 2, va tokio lygio, ta prasme pusė ribinės vertės. Aha, galima dabar paklausti dar vieną klausimą. Taip. Žiūrėkit, jūs paminėjot, kad aliuminio oksidą, šitos medžiagos jūsų kaip ir stotelės tos nefiksuoja, ne? Neima matavimų. Tokio kaip ne. Tai klausimas būtų toksai, tarkim, su lietaus nuosėdom, ne, su lietumi, kurį galima surinkti. Jo, čia gali būti. Ar galima bandyti Lietuvoje kaupti lietų po tokių dienų purškimų, kai yra stebimus? Jo, aš manau, kad taip. Gali būti būtent kritulių taršą iš lietaus analizuoti šitą cheminę analizę to vandens, reiškia kritulių surinkto. Ar tik ne fizikos institutas darom, tikrai ne mūsų, tikrai ne agentūra, tikrai ne aplinkos apsaugos agentūra, krituliai man atrodo fizikos institutas. Gerai, o jūs dabar nebūtumėt suinteresuoti sužinoti, ar padidėjusi oro tarša ryšium su šitą informaciją, ką pasakiau, ir kad galbūt tai kelia grėsmę visiems Lietuvos gyventojams, įskaitant jūs, ir kadangi jūs esate tavo valstybės tarnyba, kuri iš mokesčių mokėtojų pinigų gyvenat, ar jūs negalėtumėt patys, ta prasme, padaryti tą darbą, gal mes ir susitelkę su Lietuvos žmonėm, bendraminčiais galėtume jums pristatyti šitos lietaus mėginius, o jūs tiesiog tenais jau susiorganizuotumėt ir fizikos institutą nuvežtumėt, ar iš tikrųjų? Ne, tai pirmiausia reikia paklausti, aš manau, šiek tiek kitaip tą, kaip čia pavadinti, ne piramidę planą, kažkaip kitaip gal reiktų. Šiaip pirmą dalį atsakant, tai šiaip kaip pilietis, kaip tarnybos, domina, nes vis tiek čia visus mus domina, vienodai mūsų sveikatą ar kažkas. Vienas klausimas, kad mes, kaip pavieniui nieko nepadarysim, jeigu visi sukylę galbūt. Tam, ta prasme, tą reguliuoti kažkam, sakant, kiekvienas, žinai. Bet taip, reikia pirmiausia pasiskambinti į fizikos institutą ir paklausti, galbūt jie reguliariai daro tos kritulių rinkimus ir matavimus, tos tyrimus. Ir tada jau grinai žiūrėti pagal dienas, kaip ta cheminė analizė kinta.
Dar pasiklausti, ar tas aliuminio oksidas ten tikrai, gali būti, ar jie ten tokius, tai tiesiog kokias medžiagas matuoja. Laporą, aš jums pasakiau, ką matuom, ką ne. Taip ir ten gal krituliuos irgi gal kažką tam tikrų spektrų matuos, tai ten ne. Tai reikia paklausti, ar jie pastoviai vykdo tos kritulius ar ne, nes nereiktų nieko statyti, jeigu jie pastoviai ir taip vykdo tos tyrimus. Būtent jo, kad jie gal jų monitoringas ir taip įeina matuoti, tarkim. Čia reikia išsiaiškinti, aš tiksliai nežinau. Antras dalykas, jeigu kalbant apie aplinkos apsaugos agentūrą, tai pas mus yra toks aplinkos tyrimų departamentas. Tai yra Bronis Giedraitis, yra to departamento, tai yra ten, reiškia, akredituota laboratorija ir jis yra vadovas tos laboratorijos. Tai yra vienintelė Lietuvoje akredituota ir jinai kitoms laboratorijoms duoda leidimus dirbti. Būtent tai čia jau tai yra šita. Ir jinai galės, būtent ta laboratorija, jeigu Giedraitis kažkaip apsimtų, gali viską padaryti. Viską analizuoti, tiek orą, tiek vandenį, dirvožemį, beleką. Nes tai žodžiu, mano patarimas tą fizikos institutą pasiieškoti, ar matuoja ir ar reguliariai, ar ne, jeigu nereguliariai paklausti apie galimybę išmatuoti. O jeigu jie ten ar neapsimtų ar ką, tada, sakau, per Giedraičio keletą tų mėginių kritulių būtų galima nunešti. Bet vėlgi reikia metodiškai teisingai juos surinkti, ten žiūrėti, kad neišgaruotų per daug, nes teisingai viską tą reikia metodiškai padaryti. Būtent ne taip, kad iš balos pasėmiau ir nunešiau. Reikia teisingai daryti. Ant stogų tenai kažkaip taip toliau. Dar truputį kažką norėjau aš tavęs paklausti, tiesa, tai tu ką nufilmavai, kas tenai, kokia išvada, kas ten matos, kai tą sutraukė 2 minučių? Taip, prieš 2 dienas aš taip filmavau dangų, kuris buvo giedras nuo pat ryto 11 valandos, paskui pradėjau... Vievį, taip? Jo, Vievį. Jisai iš tikrųjų ir virš Vilniaus, ir Kauno tas pats buvo. Ir paskui aš suspaudžiau video, buvo, pripurkšta cheminio aerozolio. Nufilmavau viską ir suspaudžiau ir gavosi, kad buvo giedras dangus, o paskui iki vakaro viskas apsiniaukė, užsitraukė ir dangus yra toks kaip dabar.